Su jumis Šviežienų žinios ir aš Jurgis Petrauskas. Sveiki ir ačiū, kad žiūrite. Gruodžio 12 dieną, 12 val. Ir 12 minutę įvyko 12 gimtadienis. Gruodžio 20 dieną gimnazija pakvipo kalėdomis. Mokyklos radijas ruošiasi naujam darbui. Antrąjį pusmetį mokiniai pradėjo pažadais. Tradicija tapęs respublikinis renginys Žiemos mozaika įvyko jau 5 kartą. Renginys įžiebė kalėdinę dvasią ne tik Šviesiosios gimnazijos bendruomenės nariams, bet ir jų svečiams. Gruodžio 12 dieną gimnaziją nuo pat ankstyvo ryto tiksėjo laikrodis, kuriam iš mūsų 12 val. Ir 12 minučių įvyko 12 gimtadienis. Pirmokai specialiai 12-okams sukūrė nuotaikingus sveikinimus ir dovanojo įspūdingus tortus. Tądien 12-okų veidai pasipuošė šypseną, o pirmokai džiaugiasi kartu su mokinių taryba sukūrė įsimintiną šventę. Sausio 24 dieną į Kėdainių Šviesią gimnaziją atvyko Kėdainių rajono akademijos gimnazija, Šėtos gimnazija, Kėdainių Aušros sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla, Kėdainių specialioji mokykla, Kėdainių Atžalyno gimnazija bei Juozapo Paukštelio pagrindinė mokykla. Gruodžio 16 dieną gimnazistų tarybos iniciatyva suburta savanorių komanda aplankė specialiąją internatinę mokyklą. Šventės metu gimnazistai padėjo visiems pajusti kalėdų dvasią, kartu dainavo, šoko, grojo, vaidino ir žaidė žaidimus. Be abejo, į šventę skubėjo ir kalėdų senelis, kuris mielai išklausė eilėraštukus, daineles ir išdalino dovanas. Savanoriai džiaugiasi įvykdę akciją "Būkim turtingi gerumu" ir galėjo prisidėti prie vaikučio kalėdinio džiaugsmo. Gruodžio 20 dieną gimnazija tradiciškai pakvipo kalėdomis. Gimnazistų taryba mokinius pasitiko su pačių keptais sausainiais ir kakava bei specialiai kalėdų rytui sukurtų nuotaikingų pasirodymų. Ši tradicija tapusi renginį kurti padėjo įspūdinga žiemos inscenizacija, nuostabi Čaikovskio muzika ir gimnazijos šokėjai. Pro šalį nepraėjo ir šmaikštusis kalėdų senelis. Sausio 13 rytą gimnazijoje pagarbi tyla. Vykdant akciją, atmintis gyva, nes liudija. Mokyklos languose buvo įžiebta žvakė skirta žuvusiems už mūsų tautos laisvę pagerbti. Mokiniai prisiminė sausio 13 įvykius ir ant medžio kabina popierinius balandžius, simbolizuojančius laisvę ir taiką. O prie laisvės gynėjų stendo išdegančių žvakučių sudėliojo žodį laisvė. Šią dieną gimnazijoje pertraukų metu skambėjo patriotinės dainos, buvo demonstruojamos sausio 13 įvykių akimirkos. Gruodžio 13 dieną įvyko konferencija Jaunieji mokslininkai mokslo pažangai. Konferencijoje akcentuota jaunosios ir vyresnės mokslininkų kartos harmonija, mokslininko piliečio misija, jo tvirtos pozicijos svarba visoms mūsų gyvenimo sritims. Renginį paįvairino buvusio Šviesiosios gimnazijos gimnazistų tarybos nario Adomo Švedo apsilankymas. Jis pademonstravo įdomius bandymus, kurie prikausto netgi mokytojų dėmesį. Radijas ruošiasi naujam sezonui. Rusijos palėtė. Jau nubarstė sunkių pusmečio pabaigos liūnus. Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis sveikinasi Oručiai Kirtos. Visiems akivaizdu, kad žemę užklojo sniego patalai. Tačiau Šviesiosios gimnazijos gimnazistai šią žinią priėmė labai linksmai. Mes pasižadam padaryti ką nors tokio, kad visa mokykla darytų taip. Oi. Na, sinoptikai prognozuoja, kad vasario mėnesį skaičius -25 mokinių tarpe tarsime vis dažniau. Antrąjį pusmetį mokiniai pradėjo pažadais. Ką pažadate savo antrojo pusmečio progą? Per ilgai spėti nusipirkti kavos. Ir puikiai išlaikyti egzaminus, nes per pamoką labai norisi miegoti. Pažadu klausyti mokytojų, gerai mokintis, dar geriau, kad išeitų visi 10-tukai, na čia tik tai 2-9-tai. O dar, nežinau, aktyvesnė būti gimnazijos bendruomenėje. Mokytis gerai pažadu antrą pusmečio progą, valgyti valgyklai visada, jokių nesąmonių iš Gotlendo ir Maksimos. Ką pažadate savo antrojo pusmečio progą? Pažadam gerai mokytis. Klausyt mokytojų. Neskeikti.
Valgyti. Geriau mokytis, stengtis lankyti labiau pamokas. Visus pusmečius paskelbti labiau negu pirmo pusmečio ir šiaip daugiau pastangų įdėti. Leisti savo skaniau pavalgyti per ilgą pertrauką.